Treneri, kaip vertinat šios dienos rungtynės? Rungtynės buvo sunkios, bet mes pasiekėm pergalę ir vertinu gerai. Žaidimas buvo nekokybiškas, kadangi trūko daug pagrindinės sudėties žaidėjų. Ir pagrindinius žaidėjus pakeitė jauni žaidėjai, kurie neturi tiek daug patirties. Ir kai kurie žaidėjai stovėjo ne savo pozicijose, tai irgi darė didelės įtakos žaidimui ir bendrai disciplinai ir planų laikymuisi. Todėl šiek tiek atidavėm iniciatyvą Latvijos komandai ir jie tą pajuto ir nedavė mums ramiai kvėpuoti ir nedavė ramiai ir žaisti taip, kaip mes tikėjomės ir mokam žaisti. Techninio broko buvo daug ir daug neapgalvotų sprendimų iš mūsų pusės. Todėl negalėjome užbaigti atakų. Gynyba buvo pakankamai nebloga. Gynėmės šiek tiek siaurokai, tačiau kiek turėjom jėgų gynėmės agresyviai ir varžovai turėdami žymiai didesnę persvarą rungtynėse svoryje. Nelabai galėjom įtakoti, pelnyti taškų prie mūsų žemio ploto, prie mūsų skaitinės linijos. Dirbom gerai ir rezultatas tinkamas mums. Kiek mes laimėjom, nežinau, bet laimėjom, sakė teisėjas. Ir dabar žaisim su 4. vietą reguliariajame čempionate užėmusią komandą, o kas bus mūsų varžovai, nežinau, nes kaip sužaidė šiandieną Vilniaus regbio akademija ir Kauno Tauras Ąžuolas, priklausys vietų pasiskirstymas. 3. ar 4. vietą užims arba Kaunas, arba Rygos, ta komanda, su kuria šiandien žaidėme. Ką išskirtumėt iš šiandienos rungtynių? Aš išskirčiau tokį užsidegimą ir azartą ir kovą tada, kada komandai buvo sunku. Kada buvo komandai lengviau, tada žaidėjai šiek tiek atsipalaiduodavo. Žaidimų išsiskyrė tokie du kovotojai, gal daugiau aktyviai matėsi, kad labai aktyviai kovoja. Tai kaip visada Justas Turbunas ir kiek galėjo kovojo šiandien Richardas Stankus, žaidė ne savo pozicijoje, tačiau kovingumo šitiem žmonėm netrūko. Ačiū už interviu. Prašau.